Nu štai, chebrytė, pasigražėkit, va. Bliat, biškį privargau, musikuodam šitų lazdelį. Bet baika. Negarietiško krioklį. Palaidžiau, ble. Tai per minutę išteka toną vandens. Tai va, dabar padarysim aš į kitą vietą dziurkelį. Ir čia. Ir tada statysim spaustus ir lauksim, kol iškiš galvą šitie piligrimai, ble. A jeigu supranti, negrįžčiau namo, tai galiu suprantat žūt čia, suprantat, šitais soločiais gali papjauti. Ir sukapoti man čia va, sukamšyt vietoj šitų pliausų, supranti, užtvankam mano kaulalis. Tai va, bet supranti, aš jau gulėsiu ramiai, supranti, kai sliekai rūro grauš, jau nesipriešinsiu, nesvartysiu, kaip sakant. Ir nežinosiu, kad misiją aš vis tiek atlikau. Tai va, tuoj darysim antro dziurko, laukit antras kilas. Davai. Na štai pasigražėkit, chebrytė. Padirbau gražų vaizdelį. Gavau pompą, vos blemba neįlakiau skilan, bebra patelas. Tai va, nu nieka. Išgriavom neapykantos šlagbaumų, mažnėsdavo biškį bent porą dienų lengviau atsikvėpti. Nu šitas jų priespaudos, kaip sakant, žinau. Tai va, ačiū, kad žiūrėjot, balsuokit, komentuokit. Aišku, tik tai nebandykit tą atlikti namie. Kokiam tai senam šulny, kur dumtys labai supūvęs. Aišku, nešokinėkit ant jausi lypį. Bet jeigu taip jau padarysit, tai žinokit, kad tai darot paskutinį kartą. Nes jau išlipti jau nelabai išlipsit. Nes kai kas vandens, supranti, šulnė pačiai dugni, gali kai kas jūsų labai tikauti ilgai ir nuobodžiai. Tai vat nebūkit kasnelis vandeniniam sliekam, kurie pirmą išgraužė skylę smilkinį, o paskui per smegenis, per kraujų nusilaidžiu tiesiai iki kiaušialaščių. Taip kad ramiai nemegokit. Silpnų nervų žiūrovam geriau patariu nežiūrėti. O tai tikrai naktį ateis bebras ir padaugins jūs iš 2. Viso geriausio.